Na ką, sveiki atvykę į dar vieną tinklalaidės Kalba kalba studentišką epizodą. Su jumis sveikinamės šios laidos vedėjos Emilija ir Milita. Šiandien kalbėsime, man atrodo, studentams aktualia tema apie Erasmus mainus. Studijos svetur, kita kultūra, kita mokymosi sistema, naujos pažintys ir nuotykiai, ar vienišumo jausmas, namų ilgesys ir beprasmybė. Juk būna visaip, todėl manom, kad sveika išgirsti kelias patirtis. Į šį epizodą pasikvietėme Gabrielę, Sveiki. kuri atliko Erasmus praktiką Latvijoje, ir Aistę, Sveiki. kuri semestrą studijavo Olandijoje ir netrukus vėl išvyksta pusmečiui į Paryžių. Apie Erasmus kalbame todėl, kad aplinkui jį vis dar daug mitų, lūkesčių ir neaiškumų. Pavyzdžiui, kaip į Erasmusą išvažiuoti lietuvių filologijos studentui. Būtent apie tai šiek tiek galėsiu papasakoti ir aš pati, nes po savaitės išvykstu pusmečiui į Čekiją. Bet apie viską nuo pradžių. Perduodu žodį Militai. Ačiū. Tai sveikos dar kartą. Norėčiau paprašyti ir klausytojams, manau, būtų labai įdomu, kad trumpai, prisistatytumėt, ką veikėt gyvenime, papasakotumėt šiek tiek, kada buvote išvykusios su Erasmusu ir apskritai, kaip kilo mintis išvykti studijuoti ar atlikti praktiką. Taip, tai esu Aistė, trečiakursė kūrybos komunikacijos studentė. Praeitą rudenį buvau išvykusi į Olandiją ir jau irgi kaip ir Emilija išvykstu po savaitės į Paryžių, į Prancūziją. O gyvenime domiuosi kultūra, mada, domina kultūros žurnalistika ir yra visiškai kitas polis, tai dirbu su vaikais, būrelius vedu, esu korepetitorė lietuvių ir anglų kalbos. O kaip tau, Gabrielė? Tai sveiki, aš Gabrielė. Šiuo metu esu baltų filologijos magistrantūros pirmo kurso studentė, o į Erasmus praktiką važiavau studijuodama lietuvių filologijos programos 3 kurse ir dabar dirbu Lietuvių kalbos institute su senaja raštyje. Jėga. Tai dar grįžtam prie to klausimo, kaip kilo Erasmuso mintis. Apskritai, turim praktiką, turim mokslus Olandijoje. Kaip sugalvojat? Aš pati irgi galėsiu papasakoti savo situaciją. Aš, kuri važiavau į mokslus, jau gal 10 klasėje apskritai, kai sužinau, kad įmanoma važiuoti į Erasmusą, tai vykau į savaitinius Erasmuso mainus ir jau žinojau ir ką studijuosiu ir žinojau, kad tikrai važiuosiu į mainus Erasmusą. Man tai atrodė tiesiog kažkokia kosminė galimybė, kur čia wow ir labai buvau susižavėjusi. Tai ėjau į studijas ir jau pirmam semestre žinau, kad ten reikės tų pažymių. Tai jau tada aš žiūrėjau, kad ten visi būtų 10-9, būtent tam, kad išvažiuočiau į tos mainus. Buvo labai didelė motyvacija ir jau tada, kai galėjau pirmą kartą ir pildžiau anketą ir išvažiavau rugsėjį. Tai mano patirtis truputėlį kitokia, nes kadangi tuo metu studijavau lituanistiką, toks tikriausiai dažnas klausimas, o tai koks Erasmusas lituanistams ir ką jiems veikti užsienyje. Ir kažkaip negalvojau apie nei praktiką, nei studijas užsienyje taip rimtai, bet tada studijų programoje atsirado latvių kalba, latvistika ir planai truputėlį pasikeitė. Ir nusprendei vykti vasarą į praktiką, taip prisimenu? Taip. Taip, ir porai mėnesių. Taip, aš buvau išvykusi 2 mėnesiam. Supratau, nes aš irgi esu lituanistė ir lygiai taip pat, kaip Gabrieliai tas pats klausimas, ar aš iš viso galiu vykti į Erasmusą. Man atrodo, kad visuomenėje studentų tarpe apskritai gaju tokia nuomonė, kad Erasmusas tarsi toks privalomas potyris, nes duoda daug laisvės,
universitete Lietuvoje. Nežinau, ar sutinkat su tokiu mitu arba nuomonė. Taip, aš tai visiškai pritariu. Aš sakyčiau, kad nemėgstu kardinalių tokių drastiškų nuomonių, bet, na, iš esmės taip, tai yra kažkokia, nežinau, dalis asmenybės formavimo. Aš irgi iš tikrųjų bandžiau iš įvairių kampų žvelgti į šitą vos ne spaudimą ir galiausiai jam pasidaviau, kaip matot. Tai iš tikrųjų daug mąsčiau ir nusprendžiau žengti žingsnį į šitą nuotykį, nes pati esu iš Vilniaus. Tai reiškia, kad nedaug pasikeitė nuo mokyklos. Mokykloje studijavau senamiestį, dabar studijuoju senamiestį, gyvenu su savo šeima ir iš tikrųjų, na, ta kažkokia nauja, šviežia patirtis, kitoks gyvenimas, kita kultūra suviliojo mane. Tai užpildžiau ir aš tos dokumentus, nors ir šiek tiek dvejodama, nors ir nebūdama tokia tikra, kokia buvo, pavyzdžiui, Aistė, nes mes su ja irgi kalbėdavom pildymo metu, kai ji pildė, atsimenu, tikrai buvo daugiau to užtikrintumo, atrodė, ar aš teisingai prisimenu. Taip, pildymo metu mes bendravom ir kalbėjomės ir apskritai galima paminėti faktą, kad Emilija daug ten šnekėjo, rašiau motyvacinį laišką ir tikrai jaučiau, kad nori to pačiu, bet ir gal jaudinėsi. Aš tuo tarpu tylėjau ir net nesakiau, kad pildau į Paryžių, kažkaip toksai buvo labai, ir tada mes abidvi gavom tos laiškų sutikimo ir džiaugiamės abidvi, bet tikrai jaučiau tą tokį skirtumą. Taip, mūsų patirčių skirtumą, bet jos abidvi manau, kad labai geras. Tai, kad jau prašnekom apie dokumentus, jų pildymą, labai svarbu yra aptarti ir tos praktinius dalykus, nes dažnai būna, kad jie taip pat sukelia daug streso, nes atrodo tokia nežinomybė, visko tiek daug. Tai papasakokit, kaip jums sekėsi tas visas dokumentų pildymas, kaip radote universitetus, į kuriuos norite vykti, ar praktikos vietas, apgyvendinimą. Aš gal ties universitetų pasirinkimais nesu labai geras pavyzdys, nes kai Olandiją pildžiau, aš kaip ir minėjau, labiausiai tiesiog norėjau važiuoti į Erasmusą. Man nelabai buvo svarbu, kur važiuoti, man buvo svarbu išvažiuoti. Ir kai pildžiau, naudojausi tą logiką, kad tiesiog pildau ten, kur tikrai pateksiu. Ir Olandiją, aš jau ten gal net kažkada galvojau studijuoti ir atsidariau tą sąrašą, kuris mane apskritai toks ilgas tas sąrašas, daug visokių kažkokių neaiškių numerių, raidžių, skaičių, aš pasimečiau tarp jų ir tiesiog žinau, Olandija, Utrechtas yra, įdėsiu į antrą vietą. Ir tada buvo, kur labiausiai man tinkanti programa, gal ne labiausiai, bet viena iš tų, kur geriausiai skambėjo pagal mano studijų programą atitikmuo to semestro, tai įdėjau pirmą vietą. Bet problema, kad aš net studijau Maastrichtą ir Maastrichtas turi 2A ir ten man irgi buvo toksai, kad aš net neperskaičiau iki galo to universiteto pavadinimo, tai tai tikriausiai pirma patirtis, kai pasirinkau, nebuvo pati ten pavyzdingiausia, bet viskas baigėsi labai gerai ir Maastrichtas nuostabus miestas, tai labai tuo džiaugiuosi. Į Paryžių jau važiuoju žinodama ir į kokį universitetą važiuoju ir ką ten studijuosiu tiksliai ir kokia sistema visa bus, tai to aiškumo daugiau. Ir žinoma, pildant antrą kartą to neaiškumo dėl dokumentų, kad tikrai nieko nepraleidžiu, viskas yra daug aiškiau, nors, žinau, truputį jau ir pasimiršo, bet taip, tas kelias nueiti iki jau išvykimo, jis yra truputėlį komplikuotas, nes tikrai toks overwhelming jausmas yra tas toks, kur nežinai. Ir mes galėsim dar šiek tiek prasplėsti apie jį taip keliais žingsniais, kad klausytojai įsivaizduotų, jeigu nesusidūrėt su tuo visų pildymu, skaitimu, rašymu, susirašinėjimu su koordinatoriam, tai keliais žingsniais bandysim taip kartu papasakoti su Aiste, bet įdomu, Gabrielė, tavo atveju, kaip dėl pasirinkimo pirmiausia ir po to dėl dokumento, ar jų iš viso buvo? Tai aš tuo pavyzdingu praktikos vietos pasirinkimu taip pat negaliu pasigirti, nes šiuo klausimu man labai daug padėjo mano latvių kalbos dėstytoja Ernesta. Ir iš tiesų per ją
pavyko susirasti praktikos vietą, tai Latvijos universiteto Lyvių institutą. Kas tai per dalykas? Iš tiesų, tai tuo metu, kai važiavau praktiką, tai aš ir pati nežinojau, kas tai yra ir kaip tai galėtų būti susijęs su mano studijų programa. Ir, tiesiog tai buvo irgi kažkas naujo ir man. Nusprendžiau, kad galbūt reikėtų pabandyti. Tada pasidomėjau, kaip reikėtų užsipildyti dokumentus ir, ši informacija iš tiesų labai aiškiai pateikta VU puslapyje. Ir, daug konsultavausi ir su studijų koordinatorė. Ir viskas puikiai pavyko. Išvažiavai ir šiaip dar toks klausimas, praktiką vertini teigiamai. Taip, tikrai taip. Tai man atrodo, kad norėsim šiek tiek vėliau išgirsti apskritai, ką tu ten darei, nes aš prisipažinsiu pati iki galo dar nesuprantu, kas yra tas Lyvių institutas. Mums lygiai taip pat Ernesta pasakoja apie jį ir žinau, kad ten dirba smagus žmonės, bet ką ten, pavyzdžiui, toj praktikoje reikėtų daryti vasarą nuvažiavus, man dar iki šiol paslaptis. Bet mes dar grįžtam šiek tiek prie užduoto klausimo apie dokumentų pildymus, nes man atrodo, kad čia gali būti vienas tų dalykų, kuris atbaido nuo Erasmuso praktikos ar studijų užsienyje. Tai aš pati galiu pasidalinti savo patirtimi. Man jau didelis klausimas buvo, kur važiuoti. Aš irgi lygiai taip pat kaip Aistė atsidariau tą milžinišką sąrašą, kur yra sudėti įvairūs universitetai, didžioji dalis jų man kaip lituanistei iš viso netiko. Pasikonsultavau su koordinatorė, man pasakė, kad reikėtų ieškoti universiteto tokio, kuriame būtų baltistikos centras, tada labai susiaurėjo reikalai, galėjau vykti arba į Lenkiją, Latviją, Vokietiją, galbūt Italiją, bet man atrodo, kad Italijos mano tų metų sąraše nebuvo su užrašu baltistikos centras, tai galiausiai apsistojau ties Čekija ir tada jau prasidėjo visas dokumentų pildymas, kuris tikrai labai sunkus man iš pradžių atrodė. Kaip tau, Aiste? Aha, gal čia nereiktų klausytojų nuteikti, kurie, tarkim, norėtų. Taip, žinoma. Taip, gazdint. Tai nėra didžiulis baubas, tiesiog galbūt reikia nusiraminti. Yra labai daug pagalbos, manau, koordinatoriai tikrai viską aiškiai stengiasi atsakyti, priklauso nuo fakulteto, bet tai viskas yra iš tikrųjų paprasta, tiesiog tikrai reikia įsiskaityti, svarbu, ir tada nebus jau tas baubas toks didelis. Apskritai viskas prasideda nuo atrankos, tai tikriausiai iš pradžių tai atrodo baisiausia, bet paskui jau ta dar viena atranka, kai tu pildai tos dokumentus ir tau dar viena atranka, ar tu sugebėsi viską padaryti laiku, teisingai, tai manau, kad tokios eina 2 atrankos į Erasmusą. Pradedant nuo atrankos, tai pirmiausia būna, žinau, kad šiek tiek skiriasi mūsų fakultetuose, bet komunikacijos fakultete yra motyvacinis laiškas ir žinoma pažymiai, svarbu, tiesiog sukeliu, užpildai tą anketą, o tada esi pakviečiamas, kadangi pas mus visai nemažai yra studentų, kurie važiuoja ir kurie nori išvažiuoti, tai atranka vyksta ir per motyvacinį pokalbį, kuris iš tikrųjų yra labai įdomus reikalas, nes jisai trunka 5 minutės max, gali trukti 1,5 minutės, gali trukti minutę. Wow. Ir buvo labai įdomu stebėti, kaip skirtingai tie žmonės, kurie atrinkinėja, tas komitetas tiesiog pasikviečia vieną, atrodo, 5 minutėm, o kitas išeina po 1 minutės iš tų. Tokia mes turim kabinetą, kur įstiklintas ir taip kaip įdomu, kas ten, žodžiu, toksai pats tas motyvacinio pokalbio labai įdomus procesas. Bet taip, tai praeina motyvacinis pokalbis ir tuomet jau gauni laišką, mes bent jau tą pačią dieną, yra ir kas vėliau gauna truputėlį. Tai va, ir tada jau prasideda antroji atranka, dokumentų pildymas. Pas jūs truputį kitaip, kiek žinau. Taip, nes pas mus motyvacinio pokalbio nėra. Mes tik rašom laišką ir tada irgi gaunam patvirtinimą, kad mūsų universitetas mus atrinko,
apie mus duomenis išsiūs užsienio universitetui ir vat kaip ir sakai, tada jau tie kiti procesai. Ačiū Aiste, kad nuraminai šiek tiek, nes taip, aš irgi norėjau privesti prie to, kad iš pradžių baugina, bet kai pradedi pildyti, žingsnis po žingsnio darosi aiškiau ir tikrai yra tos pagalbos. Tai ir iš jau važiavusių studentų, ir iš koordinatorių, kurios tikrai efektyviai darbuojasi, atsako į klausimus. Tai mes prieinam prie tos dalies, kai užsienio universitetas jau mus svarsto ir jeigu viskas gerai, atsiunčia vadinamąją nominaciją ir tada prasideda mokymosi plano darymas, ar teisingai? Taip, tai pirmiausia irgi dar svarbu paminėti, kad ta nominacija, jinai, aš nesu girdėjus atveju, kad kažkas negautų jos, bet turi dar gauti, tada turi patvirtinti užsienio universitetas ir jau tada tiesiog renkiesi puslapyje to universiteto dalykus, kurie atitiktų tavo studijų programos būtent tą pusmetį, kurį tu praleisi užsienyje būdamas ir susidėlioji dalykus. Tada reikia, kad jį patvirtintų prodekanas, jeigu neklystu. Mūsų atveju SPK pirmininkas. Pirmininkė. Gal ir pas mane, taip, aš ten jau tarp tų pavardžių pasimečiau truputėlį, bet taip, ir tuomet gavus tą patvirtinimą yra pildomas OLA, Online Learning Agreement, ir jį užpildžius vyksta kaip trišalė sutartis, kai pasirašo pirmiausia studentas, tuomet pasirašo užsienio universitetas. Taip. Užsienio universiteto koordinatorė ir mūsų koordinatorė. Taip. Gavusi SPK pirmininko patvirtinimą, kad tie dalykai, kuriuos pasirinkom, atitinka mūsų mokymosi planą. Taip. Ir jau paskutinis žingsnis yra prašymas siūsti daliniams studijoms į užsienį ir užpildai jį. Per VUIS sistemą. Taip, labai paprastai, pažymi užregistruotas ir tuomet, jeigu važiuoji su stipendija, gauni tą stipendiją ir VUIS tuo metu, kai esi Erasmuse, man labai įdomu, bet rašo komandiruotėje. Taip. Ir viskas. Taip, netaip jau ir baisiai skamba tie žingsniai išvardyti, o kaip praktikos atveju? Tai iš tiesų, kaip Aistė ir minėjo, kad tas dokumentų pildymas nėra baubas, tai su Erasmus praktika, mano nuomonė, tai yra dar mažesnis baubas, nes nereikia nei jokių motyvacinių laiškų rašyti, nei kažką, nebent aišku, kažkokį motyvacinį laišką parašyti institucijai, kad, tiesiog tave priimtų. Taip. Bet iš esmės bent jau su universitetu atsiskaityti, tai užtenka priėmimo laiško iš institucijos, kad institucija priima tave, paraiškos praktikai, tai tiesiog toks dokumentas apie tai, ką tu ten veiksi, kokių, nežinau, įgūdžių planuoji įgauti ir pasirašyti tą learning agreementą vadinamą. Ir iš esmės tai yra pagrindiniai dokumentai, kurių tau reikia. Aišku, truputėlį užtrunka visas tas procesas, nes ypatingai bendraujant su užsienio institucijomis, aišku, kol sulaukia laiško, kol sulaukia atsakymo, tada turi siūsti, gauti parašą atgal, čia pasirašyti. Sutartis, yra trišalė irgi ir, dar turi turėti praktikos vadovą universitete. Tai, toks ištisinė koordinacija tarp institucijos, tavęs, SPK pirmininko ir praktikos vadovo. Tai Erasmuso mainuose, man atrodo, lygiai tas pats irgi reikia palaikyti tą komunikaciją laiškais. Taip, žinoma, tik man tai naujiena, Erasmuse neturi atstovo dėstytojo vadovo tą praktikos, tai įdomu labai išgirsti šitą buvo. Taip, bet iš esmės tai tikriausiai būtų susijęs su tuo, kad Erasmus praktika, kuri yra atlikta 3 kurse, galima įskaityti kaip studijų praktika. Ir, tikriausiai todėl yra reikalingas tas vadovas, kad kažkas kaip ir koordinuotų tavo šitą veiklą ir paskui galėtų, užpildyti sistemoje, kad tu kažkur atlikai tą praktiką. Tai aš tik perklausiu dar kartą, tu išvažiavai vasarą po 3 kurso? Taip. Ir tau užskaitė universitetą šitą praktiką kaip to 4 kurso privalomą praktiką, kuri yra mūsų lituanistinėse studijose. Taip, kadangi aš važiavau, į universitetinę instituciją, tai mano praktika buvo užskaityta kaip mokslinė praktika. Supratau. O dabar jau nusikelkime į Olandiją ir į Latviją, grįžkime atgal laiku.
Tai labai būtų įdomu išgirsti, kaip atrodė jūsų diena, ką jūs konkrečiai veikiate praktikos ar studijų metu. Diena labai įvairi Erasmus studijų metu. Apskritai nuo šalies labai priklauso, čia individualus dalykas, bet asmeniškai mano studijose ten tikrai reikėjo per savaitę ateiti gal 2 ar 3 kartus į universitetą. Turėdavom tas sesijas tokias 3 valandų, bet kai tai yra tik tai 2 ar 3 kartus per savaitę, tai nėra daug. Tai ta diena atrodydavo iš tikrųjų, kažkada esu net pagalvojus, kad wow, kiek šiandien kartą aš grįžau ir išėjau iš namų. Aha. Nes buvo kažkada suskaičiau 5 kartus ir visi jie buvo susitikti su kažkuo arba į kažkokį renginuką. Čia aš gal kalbu apie 1 mėnesį, apie tą rugsėjį, kuris man buvo, nes jisai tikrai buvo toksai, kur nori kuo daugiau susipažinti, patirti. Tai tada toks tikrai buvo, realiai net nebuvo tos rutinos aiškios, nes va, čia Erasmuso renginys, ten karaoke kokia vakare, dar prieš tai ten vyksta koks sporto renginys, tiesiog atrodo visus eini. Jau po to, kai praeina laiko, ta atsiranda rutina, tai kaip ir viskas aprimo truputėlį, galbūt man būdavo visada labai įdomu, nes buvau tam tarptautinių studentų susirašinėjimo pokalbėje ir nuo pirmadienio iki ketvirtadienio tenai vyksta tas susirašinėjimas, kas turi ten kokius bilietus į klubą, arba į kokį karaoke, arba kažkur, nes ten visur bilietais būdavo. O nuo penktadieniais iki sekmadienio vyksta susirašinėjimas, kas norite pirkti grupinį traukinio bilietą į Amsterdamą, į Hagą, į Rotterdamą. Tai labai labai įdomu buvo. Šitas toks atrodė, visada taip nusišypsodavau, kai pamatydavau tą susirašinėjimo pokytį. Tai tikriausiai ta rutina eina savaitėje, kad nuo pirmadienio iki ketvirtadienio tu vakarais būni kur nors mieste, o tada jau nuo penktadienio iki sekmadienio keliauji ir tiesiog visą šalį matai. Tai. Aha, kaip tavo atveju, Gabrielė? Na, iš tiesų labai sunku pasakyti, kaip atrodė ta mano diena, nes mano praktika buvo labai nevienalytė ir aš 10 dienų savo praktikos iš vis praleidau net ne Rygoje, kurioje yra Lyv institutas, o prie jūros. Tai iš tiesų labai sunku apibūdint, bet bent jau 1 mėnesį, tai kiekvieną dieną eidavau į Lyv institutą ir, kaip mano dokumentuose buvo parašyta, 1/2 etato, 4 valandas, tai padėjau parengti instituto turimos literatūros katalogą, padėjau suskaitmeninti archyvinės medžiagos, ir tiesiog iš esmės dalyvavau ir dariau, visus mažus ir didesnius darbelius, kurie galėtų, padėti instituto darbuotojams. Ar didelis tas institutas, ar daug darbuotojų ir apskritai jie veikia kaip švietimo įstaiga, edukacinė, mokslinė, kaip klausytojai ją maždaug įsivaizduoti? Iš tiesų, dabar kiek tiksliai žmonių darbuojasi šitam institutui, tikrai nepasakysiu, bet tuo metu, kai važiavau į praktiką, fizinėme pastate šį institutą dirbo visada 2 žmonės. Aha. Tai, iš tiesų, mažoka. Taip. Tai, o ši įstaiga tai iš esmės labai, labai daug kuo užsiema, nes, tai yra visų pirma mokslo institucija, kuri, skatina tyrimus, tiek lyvių kalbos, tiek kultūros, tiek istorijos ar visų kitų įvairių aspektų, bet taip pat jie užsiema ir, švietimu, edukacijomis. Tai mano išvyka, kurią minėjau, tai ir buvo Lyvių vasaros universitetas, kuris, iš esmės buvo skirtas iš įvairių šalių atvykusiems, mokslininkams ar žmonėms, kurie turi interesų tirti šią sritį, tiesiog, kad būtų įmanoma susipažinti su lyvių kultūra, kalba ir, jų paveldu tiesiai ten, kur jie iš tikrųjų ir buvo. O kas yra tie lyviai? Tai lyviai yra finų tauta, kuri gyveno Latvijoje ir iš tiesų labai dažnai yra sklando toks mitas, kad nebėra tų lyvių ir kad niekas nebekalba lyviškai, bet pasirodo kalba ir tai buvo kažkas naujo ir man iš tiesų. Man irgi labai įdomu, nes aš tik universitete išgirdau apie lyvius ir man atrodo čia atskira tema, reikalaujanti atskiro epizodo. Pritarčiau. Tai galim judėti toliau.
kalbam apie tas skirtingas dienas praktikoje. Ir dar vienas toks mitas, kurio aš irgi prisibijau išvykdama, kad Erasmusas dažnai būna vien vakarėliai, tralala, nieko daugiau, kad ta studijų kokybė sumažėja. Galim pakalbėti, nes apskritai praktika, ji yra orientuota į mokslą, nes aš kaip suprantu, tu atlikai mokslinę praktiką vadinamąją. Tai man atrodo, kad tos galimybės vis tiek yra įvairios ir čia tikriausiai priklauso nuo požiūrio. Tai kaip, pavyzdžiui, tau, Aiste, kaip vertintum, dėl ko tu važiavai? Labiau dėl mokslo, labiau dėl kultūros pažinimo? Aha, čia gal tas irgi vakarėlio nusibrėžimas, kad tai čia kaip nusiteiksi ir ko norėsi, tikrai galima ir tų studijų prasme pasisemti labai daug, tikrai ten labiau įsigilinti į tas studijas, tai čia jau kaip labai individualu ir priklauso nuo žmogaus. Aš asmeniškai ten važiavau, tikriausiai ne tiek studijuoti, kiek studentauti. Labiau važiavau su intencija pabandyti pirmą kartą pagyventi savarankiškai ir tuo pačiu pakeliauti po šalį ir apskritai pagyventi užsienyje, ko tikriausiai nežinau, ar apskritai gyvenime norėčiau taip ilgai gyventi, tai čia buvo toksai pasibandymas. Taip, puikus apibrėžtas laikotarpis, kai sudaromos puikios sąlygos, nes universitete mokais nemokamai, jeigu pasiseka gauni stipendiją ir tikrai galimybės suteiktos geros. Kaip yra mano atveju, aš iš tikrųjų labai laukiu atvykti į baltistikos centrą. Yra tokios baimės, nes baltistikos centre vis tiek visi dalykai yra čekų kalba dėstomi, nors ir čekai mokosi lietuvių, latvių, estų kalbų, bet mokytis kažkokių dalykų aš ten negalėsiu. Bet ko aš labai norėčiau, tai susipažinti su čekais, kurie domisi tas sritimi, kurią aš studijuoju. Galiu pasidžiaugti, kai buvau šiais metais konferencijoje Latvijoje, susipažinau irgi dėstytojos Ernestos pagalba su labai smagia mergina Karolina, kuri yra baigusi, jeigu neklystu, jau bakalaurą ir puikiai kalba lietuviškai, tai mes su ja Latvijoje susitikom ir kalbėjomės lietuviškai. Ji studijuoja Brno ir kol kas yra vienintelis žmogus, kurį pažįstu važiuodama, tai linkėjimai. O sakau, man be galo įdomu pamatyti, kaip užsienyje, ne kaimyninėje šalyje, vyksta tie baltistikos dalykai, renginiai, nes, kaip supratau, vis tiek bendruomenė ten yra ir man tiek mokslinis, tiek socialinis interesas pamatyti, kaip viskas vyksta, yra didelis. Tai būna ir taip. Taip. O kaip buvo su kalbos klausimu, nes vis tiek išvykstate į kitą šalį, kalbos gal ne visai moka, tai ar buvo tas kažkoks kalbos barjeras ir kaip sekėsi su to susitvarkyti? Į Olandiją vykstant, tenai žinoma daugelis dalykų anglų kalba, tuo labiau, kad ten, kur važiavau, 50% to miesto populiacijos buvo užsienio gyventojai, užsienio studentai, tai viskas vyko anglų kalba. Žinoma, jau kai sužinau ten apie kokią gegužę, parsisiunčiau Duolingo olandų kalbą ir stengiausi šiek tiek pramokti, tai šiaip supratau jau Erasmuso pabaigoje pagrindinės frazes ir kelis žodžius, tai buvo labai įdomu iš tos pusės. Anglų kalba visai savo pasitikiu, bet irgi nenoriu čia, kad užsibrėž, kad būtinai čia labai gerai reikia kalbėti angliškai, tikrai ne. Čia kaip tik yra tas praktika ir išmokstamas dalykas ir čia yra, viskas eina anglų kalboje per praktiką, tai manau, kad Erasmusas yra puikia galimybė tą kalbą sustiprinti. Galbūt dabar labiau bijau važiuojant į Paryžių, nes gyvensiu įdomu su moterimi, kuri nemoka angliškai ir šneka tik prancūziškai. Aš žinoma bandau prancūzų kalbą išmokti nuo 6 klasės, bet vis dar esu tokiam A2, B1 lygyje, man tikrai yra labai sunku. Tai dabar bandau ir mokaus, tai įdomu, kokie mano atsiliepimai bus po Prancūzijos.
O tavo atveju, Gabrielė, tu latviškai kiekvieną dieną kalbėdavai, ne? Taip, iš tiesų, mano atvejis yra visiškai kitoks, kadangi mano viena iš pagrindinių motivacijų važiuoti buvo kalbos įgūdžių tobulinimas. Ir tai buvo vienas iš mano pagrindinių tikslų, kad aš kiekvieną dieną visose situacijose kiek įmanoma kalbėčiau latviškai. Ir, iš tiesų, pasitvirtina, nes, tikrai grįžusi jaučiausi, galinti truputėlį geriau kalbėti ir, suprasti latvių kalbą. Ir, tai iš tiesų buvo labai, labai įdomus praktikos aspektas, nes, tikrai buvo visko, buvo ir pašnekėta ne į temą, ir užduočių padaryta ne taip tik todėl, kad, kažkaip ne taip supratau ar neišgirdau kažko. Buvo ir tokių momentų, kai tu guli naktį ir galvoji apie visas gramatinės klaidas padarytas. Bet, iš tikrųjų, tai labai padėjo patirti tą kitą kultūrą, nes, mano manimu, kalba ir yra tas esminis raktas, kuris padeda tai atrakinti, nes bent jau Latvijai yra labiau linkę bendrauti su tais, kurie kalba latviškai. Kad ir kaip, nesvarbu kaip, bet kurie kalba. Tai aš irgi turiu pridurti, kadangi mokausi latvių kalbos, man labai smagu su latviais kalbėti, nes jie neapčiopia tokio akcento mūsų riebaus, tai negalvoja, kad mes iš kokių tolimesnių kraštų ir nors nesupranti, ką jie sako, bet linksi ir susikalbi kažkaip, nes juokauju nėra taip blogai, bet būna situacijų juokingų. Jo, iš tiesų, aš pritarčiau, bet labai, nežinau, ar esi pastebėjusi, bet labai žavi reakcija būna, kai tu, tiesiog pradedi kalbėtis ir kažką pasakai latviškai ir jie tokie, tu kalbi latviškai? Kodėl tu mokais latvių kalbos? Kam? Kaip suprast? O Dieve, negaliu patikėti. Tai, iš tikrųjų, labai, labai žavu šitas aspektas. Man irgi visą laiką nudžiugina ir tada pasikalbi, atrodo, su nepažįstamais žmonėm, užmesgi kažkokių ryšių, tokių netikėtų, tai tikrai vienareikšmiškai. Kalbų mokymasis geras dalykas. O jeigu kalbam apie pažintis, gal pakalbėkim apie šį aspektą plačiau. Kaip su žmonėmis? Nes tikriausiai irgi skirtingas aspektas, darbuojasi institute, studijuoji, kartu su būriu tikriausiai kitų Erasmuso studentų. Tai kaip su žmonėmis? Taip, tai irgi individualus dalykas, nes visi mes skirtingai esame intravertai, ekstravertai, norintys daugiau susipažinti, bendrauti. Ką rekomenduočiau vykstant į Erasmus mainus, bent jau pirmas kelias savaitės daugelis universitetų, kurie priima Erasmus studentus, turi ESN, tai yra Erasmus Student Network, kur tiesiog susirenka visi Erasmuso studentai ir tenai vyksta visokios tos pačios karaokės, įvairiausi ten būdavo ir piešimo vakarai, ir stalo žaidimų vakarai, tiesiog apjungiantis. Gal iš tenai aš tiek daug draugų nesusiradau, bet buvo labai geras pagrindas išdrįsti bendrauti su kitais, nes tada pajauti, kad čia nesu aš vienintelė, kuri atvažiavau iš kitos šalies ir patekau į šitą tokį socialinį ratą, tai tada daug lengviau tampa, o apskritai paskui tiesiog kažkaip labai natūraliai ir gaunasi, kad taip, mokiausi ir su Erasmus miksuotai, ir su Erasmus studentais, ir su olandais, tai labai buvo įdomu ir studijose susipažinau su nemažai žmonių. O tavo atveju, Gabrielė? Kaip ir minėjau, mano atvejis buvo truputėlį kitoks. Visų pirma, dėl to fakto, kad institute dirba mažai žmonių, iš tiesų. Ir kalba eina ne apie mano bendramžius, o apie gerokai vyresnius, solidų mokslinį tokį backgroundą turinčių žmonės. Kurie tikrai turi labai gerą humoro jausmą, ką turėčiau pasakyti, nes tikrai nebuvo nuobodu ir baisu ir nebuvo sunku su jais bendrauti. Bet esmė ta, kad tu nelabai turi iš ko rinktis tame praktikos darbo kontekste ir visos tavo pažintys turėtų atsirasti per kažkokius kitokius dalykus. Aišku, kiekvienos praktikos atveju, manau, tai yra kintamasis. Tiesiog mano buvo toks atvejis, nors iš tiesų praktikos gale, kai vyko šitas Lvivio vasaros universitetas, tai
tikrai labai daug pažinčių užmesgiau, kurios, na, išliko ir iki šiandienos net. Taip, tai, bet apskritai ir mano laikas labai nedėkingas buvo, nes aš, kadangi į praktiką važiavau vasarą, tai dar viena vieta, kur galėjau megzti pažintis, buvo bendrabutis. Taip. Ir vasarą bendrabutis buvo pustuštis. Tai, na, iš esmės tiesiog didžioji dalis mano užmegztų pažinčių atėjo iš, na, kažkokių kitų veiklų, iš tiesiog paprastų išėjimų į miestą ar tai, ką, na, kiti pavadintų tuo studentavimu. O ar tau praktika padėjo karjeros prasme? Karjeros prasme nesakyčiau, na, kadangi aš visiškai nesieju, jeigu taip bendraja prasme kalbant, tai, na, nesieju aš savo dabartinės veiklos su lyviais ar, na, jų paveldo ar kažkas tokio. Bet manau, kad tai buvo iš tikrųjų labai naudinga akademinė patirtis kaip žmogui, kuris, na, domisi tą mokslinę kryptimį ir, na, nori kažką joje veikti, nes, na, vis tiek tai yra ir kažkoks institucijos vidaus struktūros pažinimas ir tų mokslinių darbų specifika ir, na, tiesiog elementariai kažkoks ir asmeninis augimas, kas iš tiesų prisideda ir prie tos tolesnės karjeros. Tai ar tai tiesiogiai įtakojo mano pasirinkimus ir tai, ką aš veikiu dabar, tikriausiai, kad ne, bet ar tai turėjo naudos, tikrai taip. Jėga. O kalbam dabar apie tokius pozityvius dalykus, bet man atrodo, kad svarbu paliesti ir sunkumų šiek tiek, nes aš pati, prieš išvykdama vis tiek daug galvoju ir mąstau, vertinu, Lietuvoje turiu tiek daug, man patinka mano studijos, turiu artimųjų ratą ir atrodo išvažiuoji, viską palieki. Ar nesusidūrėt jūs su tokiu namų ilgesiu, ar galbūt kokiais kitais sunkumais? Čia aš tik vieną iš aspektų paminėjau, žinoma. Tikriausiai, jeigu apie vienišumo jausmą ar apie sunkumus tiesiog, nežinau, aš jų kažkodėl nepatyriau. Man atrodo, gal taip net bandyčiau surasti kažką, bet nerandu. Keista. Galbūt net dabar daug labiau bijau važiuoti į antrą Erasmusą ir bijau kažkokiu, nors atrodo viską patyriau ir žinau, kad viskas bus gerai. Bet sakyčiau, kad nesusidūriau su jokiais sunkumais. Man tas vienišumo jausmas, jį kažkaip išmokau kaip tik Erasmuse apkabinti ir geras, jaučiu jį, tai su tuo kaip tik padėjo gal psichologiškai labiau, bet jaučiu, kad ir suartėjau su didžiąją dalim draugių per tuos mūsų susiskambinimus 4 valandų. Jaučiu, kad tikrai atrodo, nors buvau už kelių tūkstančių kilometrų, vis tiek buvau arčiau kartais net pagalvojus. Tai labai įdomus toks paradoksas. Taip, dėkingi mūsų laikai šituo atžvilgiu, kad tikrai tuos ryšius jau galima palaikyti įvairiais būdais. Ypač dar momentas geras tas, kad gali ir pasikviesti savo draugus. Aš galiu pasigirti, važiavau pas Aistę į Olandiją, tikrai turėjau labai smagias kelias dienas ir ekskursiją ten. Pasidžiaugiam abidvi jos Erasmusu, dabar lauksiu Aistę tavęs pas save Čekijoje. Labai mielai, beje, lygiai prieš metus. Taip, taip, tiesa. Ai, rimtai? Taip, lygiai dabar atskridai šiandien. Geras. O nesuvedžiau. O tavo atveju, Gabrielė, nežinau, ar iš tos socialinės srities, galbūt šiaip iš to savarankiško gyvenimo, nors čia tik 2 mėnesiai, tai irgi toks su klaustuku. Na, iš esmės, tas savarankiškas gyvenimas apskritai bendraja prasme, kaip ir nėra labai didelė naujiena, nes, tai tenka daryti ir čia Vilniuje, kadangi aš nesu Vilnietė. Bet, taip, pagalvoti vien apie tai buvo didelis iššūkis ir tikrai buvo ir tokių bemiegių naktų, kur tu guli ir galvoji, ką aš čia padariau, kodėl aš užsiregistravau, ką aš ten veiksiu, kaip aš ten išgyvensiu ir visą kitą. Ir net buvo tokia mintis, kadangi aš esu iš Šiaulių, tai iš Rygos į Šiaulius grįžti yra, greičiau, nei iš Vilniaus į Šiaulius. Tai buvo tokia mintis, kur
Ne, jeigu kažkas bus blogai arba, na, tiesiog nepasiseks, aš tiesiog susikraunu daiktus ir grįžtu į Šiaulius ir viskas, ir aš ten nebūsiu. Ir, na, tiesiog buvo apgalvoti visi scenarijai. Ir tų nesklandumų iš tikrųjų buvo visokių, nes vien pirmąją dieną atvažiavus į bendrabutį, kurį susiradau, na, ir susikoordinavau, kad gausiu ten kambarį ir visą kitą, aš atvažiavau į bendrabutį ir man sako, kad jie nemato dokumentų, kad, na, ta prasme, kad aš turiu ten tą kambarį ir aš taip stoviu su tai savo visais lagaminais ir, na, tiesiog galvoju, kur man miegoti ir ką man daryti reikės. Ir, na, šiaip netaip gavau tą kambarį po to, kai kažkokio skyriaus vedėjas grįžo iš pirties. Tai šiaip netaip susitvarkiau, bet tada kambaryje turėjau kambariokų tarakonų, na ir na visokių tokių, na žinai, smulkmenas, bet na... Susideda. Prie viso to ir taip patiriamą stresą, na, prisideda. Ir na, iš tikrųjų visko buvo, bet kažkaip labai gerai pasisekė viską išgyventi. Vieniša irgi nesijaučiu, labai daug ryšį palaikiau irgi, na, skambučiais ar tiesiog žinutėmis. Taip pat kviečiausi draugus, kad atvažiuotų pas mane, net mano mama buvo atvažiavusi į svečius ir, na, kažkaip to vienišumo tikrai labai nesakyčiau, kad, na, pajaučiau. O visi kiti nesklandumai, kad ir, na, kažkokios ar dėl mano, ar ne dėl mano kaltės kilusios mažytas smulkmenos, dabar, kai pagalvoju, yra tas toks smagiausias dalykas apibūdint, kur tu gali pasakyti, o Dieve, tu įsivaizduoji, juk toks nuotykis buvo. Na, tai tiesiog yra dalis visos tos patirties ir, na, tikrai jos nepablogino jokiais būdais. Aš dar norėčiau pridurti, čia gal daugam gali pasirodyti kažkoks iššūkis ar toks gąsdinantis dalykas, bet aš tai taip pamėgau apsipirkinėjimą tiesiog maisto produktų. Man labai toks, random čia, bet man labai patiko, tai irgi tokia suaugėliška patirtis, kadangi irgi esu Vilnietė, tai man to netenka. Bet kad sviestas atsiranda ne pats šaldytuve, tai čia buvo naujiena. Tikrai aš jau irgi galvoju apie tuos visus pirkinių sąrašus, man tai kaip tokiai mėgstančiai struktūrą, tai norisi apgalvoti, nes vis tiek pats savo gaminiesi. Ir gaminiesi tik savo dažnu atveju. Tikriausiai tau irgi buvo tas, kad tik savo gaminaisi. Labai, jo, ir labai įdomu, nu, ir tas tie pusryčiai tada jau, o jau čia vėl tos pietus gamintis, nu, toks atrodo labai greitai viskas kažkaip įdomiai tikrai. Taip. O kad jau prašnekom apie pusryčių gaminimą, visokius apsipirkinėjimus, tai ar kaip su finansais, ar yra kažkokia stipendija ar panašiai? Vykstant į Erasmus studijas, taip gaunama stipendija yra mėnesio 650 lyg ir. Man atrodo, kad jau 674 gal eurai. Pakilo, bet tą visą sumą gauname prieš Erasmus 80% ir įvykdžius Erasmusą 20% grįžti, kai grįžti namo. Taip, bet irgi gal paminėsiu, aš pirmą kartą į Olandiją vykau su Erasmus stipendija. Vykstant antrą kartą tą stipendiją gauti, nu, jau truputėlį sunkiau, nes yra prioritetas studentam, kurie vyksta pirmą kartą. Tai aš važiuoju be stipendijos šį kartą, su daline VU stipendija, tai kuri siekia 1000 eurų, kas nėra daug ir šiek tiek jaudinuosi dėl to. O ar užtenka stipendijos? Na, priklauso, kur gyveni, tai mano kambarys kainavo 570, čia irgi labai priklauso, kur randame, bet na, tos stipendijos taip, nu, labai jau ribotai užteko, toks visiškas buvo paviršius išlaidų, kurias patyriau, tai tikrai, nu, yra tas minusiukas toksai, dabar jau nežinau net kaip bus, bet... Taip, aš pridėčiau, irgi bendrabučio negavau, nes man atrodo, apgyvendinimas yra vienas didžiausių tų pinigų naudotojų. Tai aš bendrabučio negavau ir iš tikrųjų mano stipendija nueina, na taip, apgyvendinimui ir tada geras dalykas tas, kad už mokslą mokėti nereikia, nes jeigu studijuotume šiaip užsienyje, tai mes mokėtume dar universitetui ir už tai. Tai jeigu nusiseka gauti bendrabutį, tai manau tikėtina, kad su stipendija
galima išgyventi, bet pavyzdžiui, irgi mano atveju aš jau matau, kad, ne. Aha, reikia tikrai papildomų kažkokių Finansų. Taip. Kaip tavo atveju? Iš tikrųjų labai įdomu, nes aš konkrečiai Erasmus studijų stipendijomis nelabai domėjausi ir tikrai nežinau nei dydžių, ten tikriausiai ir pagal šalis dar skiriasi. Taip. Ir, ir visa kita, bet panašu, kad su Erasmus praktika yra geresnė situacija. Aha. Nes nepasakysiu dabar tiksliai, kadangi, vykau praktiką prieš 2 metus, tai tikrai neatsiminsiu tikslios sumos, bet mėnesio stipendija, man atrodo, buvo virš 7, beveik apie 800 eurų. Ir, turint omeny tai, kad, aišku, kalbant apie kitas šalis, tikriausiai tai, nėra dideli pinigai, bet kadangi aš vykau į Latviją ir, maisto produktų ir visų kitų dalykų kainos labai panašios, o vietą bendrabutyje gavau, tai tikrai man tos stipendijos užteko. Galbūt tuo metu neliko, kadangi, kaip ir Erasmus studijų atveju perveda 80% tos stipendijos iš karto. Aha. Bet kai grįžus pervedė kitą dalį ir dar papildomai grąžino pinigus už kelionę, ko aš nežinau, kad tai egzistuoja, bet tiesiog man studijų koordinatorė parašė, kad atsiųsk savo kelionės ten bilietus ar kažką tokio, nes mes ir už tai grąžinom dar pinigus. Tai kai gavau šituos, tai šitie jau liko kaip stipendija. Taip. Nes tiesiog jau uždirbti pinigai. Taip, nes jau buvau grįžusi iš esmės. Ir tikrai galiu pasakyti, kad pilnai užteko tos stipendijos. Tikrai. Tai čia skirtingi atvejai. Tikriausiai būna visaip. Visaip, taip. Ir man atrodo, irgi gal paminėsiu, kad ir Erasmuso mainuose dabar apmoka man skrydžius pirmyn atgal. Tai nežinau, ar tai būdavo anksčiau, man atrodo, neseniai pakeitimą padarė. Kaip tik, kai aš grįžau, tai jau kitam pavasario semestrui kompensavo, man dar nekompensavo. Tai va. Tai naujas dalykas. Dėl finansų, gal tokie dalykai. O dar aš galvoju apie vieną tokį kaip ir mitą, nuomonę, kas ir man pačiai visai aktualu, kad jeigu išvažiuoji į Erasmusą, jis tarsi gali sugadinti tavo studijas Lietuvoje, nes praleidi kažkokius svarbius dalykus. Man, pavyzdžiui, kitas studijų semestras visai įdomus ir aš taip galvoju, gal kažką pastudijuočiau tada ir nuotoliu, nes atrodo skylė mano studijose. Bet čia tik tai, man atrodo, tokios pirmos mintis, nes po to, kai įsijauti į tuos mokslus ar praktiką užsienyje, supranti, kad galbūt taip pat vertinga yra, o gal net daugiau, tai, ką ten įgyji. Tai kokia jūsų patirtis šituo klausimu? Aha, čia taip prarandi ir kažką gauni, kito, naujo. Tai gal irgi įdomu paminėti, svarbu paminėti, Olandijoje studijavau Arts and Culture programą tame semestre, tai ten buvo visiškai kitkas, negu ką aš būčiau, sutapo, bet truputėlį kitaip. Labai iš tikrųjų pavadinimai tie patys, bet labai skirtingas turinys. Daugiau, kadangi mano studijos orientuotas labiau į dabartį ir ateitį, o šios studijos Olandijai buvo orientuotas kaip tik į praeitį, 20 amžiaus filosofus, kultūros politiką, visokius įvykius ir filosofijas apskritai. Tai man buvo gal keista ir įdomu, Olandijoje studijų programa orientuojama į tai, kad viskas vyksta PBL metodu, problemų sprendimo metodu. Tai yra, kai studentas perskaito medžiagą, tai gali būti iš tikrųjų visai daug ir ten 3 leidiniai, kokie po ten 20 puslapių perskaito ir tuomet ateina pasiruošęs į tą tutoring, kur yra tutor, kaip čia pavadinti, korepetitorius, jis nėra profesorius, jis profesorius, bet kuris vyksta kaip debatų vedėjas. Ir tada studentai debatuoja tarpusavyje apie tai, ką perskaitė, ką jie pasiėmė, ką jie mano, kokia jų nuomonė. Man čia buvo visiškai skirtingas dalykas, toks wow, ir man tai buvo gražu žiūrėti, kad visi žmonės tenai, čia man reikia perskaityti ir pakalbėti, visi noriai šnekėjo, bendravo ir
diskutavo, tai man labai intelektualu pasirodė. Ir vat, taip, aš praradau kažkokią dalį studijų, ką mokiausi ir galbūt labai norėjau eiti į kai kurios dalykus savo VU tam semestre, bet praleidau juos, bet užtat gavau štai tokią patirtį, kuri buvo visiškai skirtinga. Lygiai taip pat bus ir, manau, Paryžiuje, nes tenai yra, aš turėsiu 15 dalykų dabar po 2 kreditus, neįsivaizduoju, kaip tai vyks, bet ir žinau, kad viskas vyks workshopais, kai tiesiog mes labiau praktiškai darysim dalykus, filmuosim, rašysim ir taip toliau. Tai bet irgi, taip, prarasiu kažką dabar, nerašysiu kursinio, kurį turėjau rašyti, bet jėga, bet labai įdomu, kad kažką naujo patirsiu. Tai manau, kad reikia, taip, prarandi, bet ir gauni. Na, aš apie konkrečiai studijų prasme kažkokius praradimus nelabai galėčiau pasakyti, kadangi ką praradau, tai buvo 2 mėnesiai vasaros, bet tikrai negaliu skųstis, nes tai buvo labai 2 produktyvus, galbūt intensyvus, bet labai labai naudingi mėnesiai. Na, o šiaip Erasmus praktika neatima galimybės atlikti praktiką ir Lietuvoje, tai jeigu tu nori išbandyti kažkokią kitą galbūt sritį, kadangi aš, tarkim, atlikau mokslinę praktiką, aš galėjau galbūt užsimti redagavimo praktiką ar kažko kitu, bet, tiesiog tai irgi toks kaip pagalba tame 4 kurse, nes, tau nebereikia atlikti tos praktikos, tu gali pilnai susitelkti į savo pagrindinį bakalauro darbą. Tai iš tiesų, tikrai negaliu sakyti, kad kažką praradau, tik gavau. Taip. Ir be to tie dalykai, aš pavyzdžiui Lietuvoje turėčiau turėti 20-ojo amžiaus antros pusės lietuvių literatūrą, dabar aš turėsiu 20-ojo amžiaus antros pusės anglų literatūrą. Tai aišku, kad dalykas visiškai kitas, aš skaitysiu visiškai kitus kūrinius, bet, man atrodo, lygiavertiškai įdomu. Ir taip pat naudinga kaip lituanistei skaityti anglų kalbą, nes esu pripratusi skaityti lietuviškai. Tai savi pliusai, žinoma. Taip. Na ir judėkime link pabaigos. Tai kokie jūsų nuomonė būtų tie 3 dalykai, kuriuos privalo padaryti studentas išvykęs atlikti praktikos ar Erasmus studijų metu? Manau, pažinti žmonės bendraujant, pažinti šalį keliaujant ir pažinti kultūrą gyvenant ten tiesiog. Gyveni ir pažįsti. Aš visiškai pilnai pritarčiau dalykams, kuriuos išvardino Aistė, ir dar galbūt pridurčiau, kad kai tu išvažiuoji kažkur į kitą šalį, tu ten esi, vienas tarp kitų ir tavęs niekas nepažįsta. Tai iš dalies yra ir minusas, bet ir pliusas galbūt išdrįsti pabandyti dalykus, kurių tu negali prisiversti pabandyti čia būdamas. Tai, tikrai linkėčiau išbandyti, pasiryžti kažkam galbūt labai atrodo, kas galėtų atrodyti beprotiškai ir ko tikrai nepabandytum. Ir, dar pridurčiau, kad prie kultūros svarbu būtų pasimokyti ir vietinės kalbos. Ačiū labai už rekomendacijas, aš tai jas priimsiu asmeniškai. Tikrai bus naudinga man jau po savaitės. Tai ačiū labai mūsų viešnioms už šį pokalbį. Ačiū tau, Emilija. Ačiū tau, Milita. Ačiū Start FM studijai už priėmimą. Ir žinoma, ačiū Jums, klausytojai, kad klausėte. Ir iki kitų kartų. Iki kito karto. Iki.